Vienas iš didžiausių netikėtumų – aptiktos senovinės freskos. Iki tol manyta, kad rūmų interjero puošyba sunaikinta negrąžinamai. Aš nesu matęs ne vienoj pily, ne vienoj bažnyčioj taip sukapotos sienų tapybos, kaip ji buvo sukapota čia. Štai įsivaizduokite tą, kokia čia yra būklė. Atrodo, kad buvo kažkoks specialus aparatas, kuris tą padarė. Kaip nuosekliai, sistemingai sukapota taip, kad čia nieko negali pagauti. Ir matom, sakykime, čia, kur jau mes randam pėdsakus sienų tapybos, atidengiant sienų tapybą, jos ieškant, visada svarbu užsikabinti už ko nors, už kažkokio motyvo, elemento, kad tu suprastum figūrą, tai ornamentas. Kas tai yra? Čia tiesiog šito mes negalėjom padaryti. Iš šaltinių mes žinojom, kad čia yra scena vaizduojanti, turi būti scena vaizduojanti muzikantus. Tai mes tik tai vienam variante aptikom smuiko pėdsakus, kad tai gali būti smuikas. Aš noriu truputį atskleisti tą metodiką restauratoriaus, ką mes dabar matome čia, viršuje ypatingai. Kai šitaip smarkiai sukapota, vis dėlto atkurti taip, kaip buvo, jau nebeįmanoma. Bet atkurti esminius dalykus, pagrindinius dalykus, kompoziciją, siužetą, motyvus reikia. Reikia, kad žiūrovas bent kiek suvoktų, kas čia yra, kas čia vaizduojama. Svarbiausia pradėti ne nuo akių, ne nuo nosies, ne nuo figūros, o nuo esminių dalykų, nuo kompozicijos, nuo siužeto. Dangus, žemė, figūra, kontrabosas, smuikas, štai kas čia turi būti svarbiausia, rėmas, įkomponavimas. Tai va, mes tuos dalykus ir norėjom parodyti pirmiausia. Kada užsitonuoja va šitos išdaužos, kada atidengi, kada nuvalai, kada sutvirtini, atstatai naują tinką, užtonuoji tą tinką, tada pradedi matyti tą vaizdą. Gali kai kas suabejoti, ar čia ką mato tikrai autentiška, gal čia nupaišyta, mūsų nupaišyta. Ne, čia viskas autentiška. Kada užtonuoji tas išdaužas, jau pradedi matyti tuos likučius, jie susijungia. Ir mes esminius dalykus, mes žinom, kad čia vaizduojami muzikantai, kad čia vaizduojama baliustrada, už jo stovi muzikantai, matom dešinėje stovi kontrabosistas, laiko kontrabosą rankoje, kairė pusė yra muzikantas. Čia mes turime galbūt antvožą, dangtį muzikos instrumento, klavesino ar ko nors panašaus, viršui papūga narvelėje. Vis dėlto, palyginus su tuo, kas buvo, nuo tokio rezultato iki tokio jau yra žingsnis į priekį. Restauratoriai teigia, kad tai viena ankstyviausių ir didžiausių išlikusių pasaulietinio siužeto freskų Lietuvoje. Restauruojama ir kitoje galerijos pusėje esanti freska. Deja, ją sukūrusi autorių menotyrininkams dar teks nustatyti. Nebejotina, kad tai buvęs žymus baroko meistras. Čia jau nebe muzikantai, tai be abejo kokie tai svečiai, atvykėliai, ar galbūt tai koks konkretus siužetas, sunku dabar pasakyti. Sakykime, papūga, mes matome koją jos, kaip kruopščiai ištapyta koja ir pats narvelis, priekiniai virbai narvelio, ir kurie yra nugariniai pusėje. Jie žalsvi, šitie priekiniai šilti, rausvi. Taip pat ant narvelio virbų, kurie yra priekyje, yra balti blikai. Įsivaizduokit, kaip tas ištapyta, kaip detaliai tie dalykai ištapyti. Tai be abejo, čia mes Lietuvoje nieko panašaus neturime, kito tik tai, yra kelios pavardės, kurios minimos, tai Mikelandželas Palioni, Altamonti arba Martynas Hohenbergeris, Delbene tokia mistinė figūra. Tai yra tie europinio lygio profesionalai, kurie čia dirbo Lietuvoje. Restauratoriai dirba stengdamiesi išsaugoti senąjį tinką, kur būta polichrominio dekoro. Surinkti tenka iš gabaliukų, o mums tai labai svarbu, todėl kad čia yra šita vieta.
ji mums rodo figūros galvos pakaušio liniją. Mums svarbu ta vieta, kur baigėsi šukuosena. Todėl mums svarbu, kad ir centimetrą, kad ir pusantro išsaugoti. Ir tada mes turėsime labai svarbią liniją. Kaip matot, čia faktiškai yra viskas. Kaklo linija, prasideda plaukai, plaukų linija eina kakta, žandas ir vidinės išdaužos. Mes turim 100% davinius atkurti tai galvai. Ir tada mes matome tą ištapymo lygį, tapybos kokybę. Pažiūrėkite, kaip gražiai ištapyta prasižiojusi burna. Blikai uždėti virš lūpų, ant nosies, ant kaktos, kaip įdomiai įtapyta akis. Taip, aš mokiausi Dailės akademijoje, studijavau piešimą, žinau, kas tai yra akis, kaip ją nupiešti, bet čia ne tai. Čia yra barokinė akis. Kaip pieši akį barokę. Aš taip nenupieščiau. Negaliu jau taip nupiešti. Va, o kaip restauratorius aš turiu tą padaryti. Aiškiai, aš čia turiu būti jau nebe dailininkas, restauratorius. Ir padaryti tame stiliuje šitą akį, kuri buvo sunaikinta. Įsivaizduokite, mes paliktume čia tokį dalyką šitoj figūroje. Jis sugriautų viską. Atkuriant Sapiegų rūmų sieninę tapybą darbuojasi tėvas ir sūnus. Profesorius Juozas Algirdas Pilipavičius, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos sienų tapybos restauratorius, ekspertas. Domantas Pilipavičius, aukščiausios kategorijos restauratorius, po Vilniaus dailės akademijos stažavęsis Italijoje, Prancūzijoje, Graikijoje. Restauratoriai dirba diena iš dienos stebėdami, kaip keičiasi nuo praeities žaizdų giję Sapiegų rūmai ir patys juos gydo. Pirmas kartas tai buvo niūrokas, čia 2007 metai, buvo dar išplanavimas pilnas likęs tas kareivinių tipo, čia šita menė, salė, kurioje mes esame, tai čia buvo, per vidurį buvo padalinta į 2 aukštus. Čia buvo kabinetai, kazarmos ir sakykime, kur dabar yra freskos, tai vos ne per vidurį freskos buvo lubos. Vienos patalpos lubos, kitos grindys, taip. Tai laiptinės išlūžę, jokios, aišku, elektros, jokio nieko, tekdavo dirbti vienam tokiam avariniaus būklės pastate, kur, reiškia, nakčiai tik ant grandinės durys užrakinamos. Ir kai eini, taip pat užsirakini, nes tu nesukontroliuosi viso pastatą, ar ten kas papuls ar ne, tai kažkas beldžia, praeina, tai ką, čia tas visa tamsa tokia. Tai pradžia buvo niūroka ir sakykime, man kaip aš jau prabėgo nuo 2007 metų, koks laikotarpis, aš buvau tik prieš 2 metus baigęs magistrantūrą. Tai taip, tikrai tik ką pradėjusiam dirbti, čia daug abejonių buvo, ar čia įmanoma, ar čia iš viską mes čia darom, kokios perspektyvos. Ir kas svarbiausia, tai pavyko pašalinti tuos perstatymus didžiuosius, išsaugant interjero elementus. Iš tikrųjų, jeigu mums rūpi mūsų istorija, mūsų praeitis, žmonės, jų gyvenimo būdas, tai visą šitą atskleidžia pirmiausia interjeras. Pirmiausia, interjeras parodo, kaip tuomet žmonės gyveno, bet interjeras labiausiai ir kenčia. Interjerą labiausiai paveikia mados, karai, marai ir panašus dalykai. Tai čia Sapiegų rūmai yra tiesiog gyva iliustracija šitų negandų visų, kuriuos mes patiriame kaip tauta. Daug kas žinoma linkęs teisinti, kad mes čia nieko dėti, kažkas lyg tai padarė, kažkas tai, kaip tai. Bet aš norėčiau paminėti vieną faktą. Kaip atsitinka tokie dalykai? Kaip jie atsitinka? Kas čia? Turkai užpuolė, musulmonai užpuolė? Ne. Tiesiog čia gyvenantys žmonės tą padarė. Bet kaip tai atsitinka? Mes ieškosime čia nusikaltėlio, bet jo nerasime, nes tai padarė ne nusikaltėlis. Todėl, kad ta tapyba, matome, kad ji pirmiausia buvo uždažyta. Mes su kapojimuose radom įkirstus uždažymus. Reiškia, prieš kapojant ji buvo uždažyta. Kažkas uždažė. Tai yra paprastas, elementarus veiksmas. Tapyba apnyko, nėra pinigų, arba išėjo iš mados, uždažom. Praeina kiek laiko, dar uždažom, tas viskas pamirštama,
ateina sekantis remontas ir čia taip ir buvo. Jį sukapojo žmogus, kuris tapybos jau nebematė. Ir Sapiegų rūmai, kaip jau minėjau, gyva iliustracija, kaip didelė vertybė, europinio lygio vertybė, freska, kurią mes galėtume vertinti finansiškai milijonais eurų, buvo taip žiauriai sukapota. Netektys neturi nustelbti autento. Netektys neturi nustelbti kūrinio. Negali būti taip, kad jūs įėjęs ir žvelgdamas pirmiausia pamatot netektis. Tai yra išdaužas. Jūs turite pamatyti kūrinį. Pamatyti kūrinį, o išdaužos turi pasitraukti. Tie barbarai to tik ir nori. Jiems tik to reikia, kad mes jų darbą pagerbtume ir parodytume, kaip jie sukapojo, kaip jie gražiai sunaikino. Ne, visą tai turi išnykti ir neturi nei pėdsakų šito blogybių likti, šito barbarizmo. Toks yra principas ir europinis, ir mūsų. Baroko meistrų kūrinys, projektuotas architekto Giovanio Battistos Fredianio, išpuoštas Giovanio Pietro Perti stiuko lipdiniais, dekoruotas Michelangelo Polonio freskomis, Kazimiero Jono Sapiegos kompleksas Antakalnyje prikeliamas, tarytum ligonis iš komos ir atveriamas visuomeniai.